Nu ką, esu pradedantis blogeris, pavadinkim taip, tai šiandien bandysiu daryti apžvalgą ant mikrofono, kurį šiandien nusipirkau. Kol kas įrašinėju su telefonu, be mikrofono, bet tuoj pasijungsim ir išbandysim, koks garsas yra be jo ir su juo. Dabar bandau mikrofoną įsijungęs, tai žiūrėsim, ar jis slopina tuos garsus, neslopina, kaip čia su juo yra. Tiesiog atlieku bandymus. Tuoj bandysim eiti iki automobilio ir su juo pavažiuoti, šiek tiek pažiūrėti, slopina garsus ar ne. Nu ką, esame automobilyje, bandome užsivesti ir tikrinsime, kaip kas girdisi. Nes kai žiūrėjau tinklapyje, tai buvo pradedantiesiems pats tas tipo kainos ir kokybės santykis. Tai šiek tiek pavažiuosim ir bus aišku. Kaip sakant, dabar jau važiuojam, žiūrėsim, kas kaip bus. Grįžęs pasijungsiu ir perklausysiu. Ir perduosiu jūsų teismai, kaip sakant. Montuodamas peržiūrėjau visą informaciją ir bent jau man montuojant video, tai tikrai jautėsi skirtumas, kur yra be mikrofono, kur su mikrofonu. Važiuojant, aišku, kažkiek girdisi, bet pakankamai normaliai. Tai mano įvertinimas, kad kaip už tokius pinigus tikrai vertas dėmesio daiktas. O jums visiems ačiū už tai, kad žiūrėjot.